Labas, draugai. Kovo 18. Kaip šalta. Žiūrėkit, pagalbinis. Ką daro? Naują sklypą apžiūrinėjai, vertint, kas čia bus. Taigi, draugai, ką čia rodau? Rodau naują, mano kitą sklypą. Galvoju po biškį pradėti krapštytis čia. Tai skanios kavos. Atsiprašau, biškį truktelsiu. Darau video iš mašinos, nes laukia baisiai šalta, vėjas didelis. Taigi, prasidėjo problemos, pernai čia ūkininkas važinėja, Vėžos matos, turėjau reikalų neapsieita be policijos, nes nuvažiavau gražiai, susiradau aš tą ūkininką, sakau, pasiklausiau, ar jau ten žemės, toliau jisai sako, taip, mano, sakau, žiūrėkit, būkit geras, gal galit nevažinėti per sklypą, nes sunku pjauti su žulepėjo, po to žolę, nes tokie provežos išmuštos, čia paskutinis važiavimas, da čia matas, yra tų provežų. Tai jisai, kaip ten, man jisai, tai iš vis tų žemės nedirbsiu. Bliauma, čia mano problema yra, ten gale, čia va gale yra visas keliuks pravažiuoti, yra čia keliuks pravažiuoti. Tai tu važiuok ten prie to sklypo, yra iš kitą galą tenais privažiuoti, yra kels. Tai tu važiuok, bet ne, čia atvažiuoji, čia skersai, ant tiesiai, ko nepatogu. Į lauką, tas lauks eina iki Patanio. Žodžiu. Pagalbinis klausas, tai nuvažiavus gražiai paprašyti specialiam principo dar 2 kartus pravažiavau po 3 dienų, 4 dienų laikotarpį. Tai kas beliek, nesimušė. Tai iškvietėm policiją, tikėkime šiais metais bus ramiau. Ir ką, čia pasakoju apie nemalonumus. Toliau. Ir jisai kai važinėjo, išlaužė man tuos visus čia, ten ribauženklius, tenais buvo nulaužęs. Ir ką, šiandien kviečiu matininką, kad jisai man sužymėtų ribas, nes žmona, kai būna, aš būnu pjaunant žolę, dažniausiai žmona čia pradėjo pjauti, jai patinka, jinai atvežu aš ją, jinai vara įsišiepus su tą žulepį. Tai nebežinojom ribų, kur pjauti. Ir taip vakar užsukau dar pasižiūrėti ir taip nusprendžiau, kad man, reikėtų gal pradėti krapštytis. Taigi prie to pačio, kad atmuštuos riboženklių sklypą, paprašiau 2 namo kampus, nors realiai man užtektų 1 kampą kažkurio, bet 10 eurų papildomai, nes 2 armatūras turėjau, buvau pasiėmęs, kad man aukštį tik nuimtų, bet tai pagavos taip, ką aukštį patarė ant elektrinės dėžės pasižymėti 0 grindų ir o čia va pasiėmiau pasidaryti. Tada gavos man, paprašiau lyg armatūrą, kai tas aukštis pasakė, kad tenais. Tai sakau, gal gali prie to pačio man 2 namo kampus, atmuš, sako, gali visus 4. Sakau, neturiu dabar to. Kaip neturiu dabar, kai suosta. Sakau, neturiu dabar armatūros 4, sakau, užteks 2. Nes praeitą kartą panam name, kas stebėjot mane, ten apie pamatą nepasakojau, tai 1 kampą į tai, aš be to tik aukštį man atvažiavo, atžymėjo, kadangi nesigaudžiau nieko, vapšiai nežinojau, tai paskui vaikščiau su šniūrais, atsimatau ir visus 4 ir parodo gan gerai atsimatau, namo pavyko puikiai prisiduoti, bet trikdžio, tai dabar atsimušau 2 kampus, paskui su lazeriu įsistatysiu visus 4, po to pasižymėsiu ožiukus, pasistatysiu, toliau šniūras persivešinu, pamatysit, kas stebėsit, parodysiu. Gal netgi galvoju šiais metais pasikrapštyti čia, biškį atidėti ant tą namą, nes kaip ir ten nebedaug trūks, bet
ten, nu aišku, dar reiktų, nu žiūrėsiu viskas, nežinau, pats mėtaus, kaip ir norėčiau pradėti čia statyti, čia gal norėčiau į pardavimą labiau, o gal tenais dėsiu į pardavimą, vakar skambinau, kam įdomu, čia yra 100% informacija, nes klausinėjau kaip dėl pardavimo, vieni sako taip, kiti sako taip. Tai kad yra lengvatos 3. Grinai iš VMI skambinau, VMI vakar pralaukiu, kol pakėlė ragelį 1:20 minučių, po 1:20 minučių skambinimo pakėlė ragelį. Taigi, 3 lengvatos yra. Pirmoji, tai turtą turi išturėti 10 metų, tai reiškia, tu gali būti neregistruotis, tiesiog jį turėti ir po 10 metų parduoti ir nemokėti VMI mokesčių. Antras, tai turtą išturėti iki 2 metų, būti jame registruoti savininkas ir pardavęs jį nuo to pardavimo dienos per metus įsigyti kitą būstą ir tame naujam būste prisiregistruoti. Būstą nesvarbu, už kokią kainą pirksi, už 1000 ar už 5000 ar už visus. Jiems svarbu, kad tu nusipirkęs naują būstą prisiregistruotum. Trečia sąlyga, tai būt 2 metus registruotam tam pastate ir tą pastatą gali parduoti po 2 metų ir tada tau nereikės mokėti jokių mokesčių. Toliau. Jeigu nori iš karto parduoti ir, tarkim, sugalvoju mokėtis mokesčius, tai mokesčiai skaičiuojas taip. Jeigu neturi sąskaitų, nieko neturi, jeigu viską pats darys, tai tau nuo pilnos sumos, jeigu neturi dokumentų, ta prasme, čekių, sąskaitų, jeigu tu jų neturi, tai tu moki nuo pilnos pardavimo sumos 15%. Kita sąlyga yra, tu, kada mokėti, jeigu turi sąskaitas, čekius ten pagrįždžiančius, nu daugiausiai šiaip tai turėtų būti čekiai. Ne čekiai, meluoju, sąskaitos. Įrodančios, kad tu pirkai tavo vardą. Nu ir žodžiu, tada nuo parduotos kainos išskaičiuoji sąskaitas, atem sąskaitas ir kas lieka ta suma už pardavimą, iš pardavimo pilnos sumos atėmė visas sąskaitas ir kas lieka, nuo tos sumos skaičiuoja 15% valstybė turi sumokėti. Tai va, čia yra iš VMI žodžiai, skambinaus pats į VMI, pats domėjos. Tai va, nežinau, dabar gal aną pardavinėsiu, gal čia kažką darysiu ir čia parduosiu, gal, nežinau, taip mėtausi, nežinau dabar, bet tenais irgi ten dabar apleis, tokie planai ten apleis, ten yra pajungt šildyms, aišku, į vasarą atjungsiu, bet į rudenį vėl pajungt, vėl mokėti ir, pinigų, ta prasme, mokėtų šildymą ir jame nesinaudoti jo, biški kaip ir abydna, bet kaip ir norėtas čia pasikrapštyti pamatą, palengva pasidaryti šiais metais čia pamatą, kitais metais gal mūrą pradėti kelti, kad pamats biški pasistovėtų, arba gal net porą metų paliktą pamatą. Įvairių minčių kylu. Taip, sugalvojau, taip savo garsiai mintis išreikšti filmuodams, taip. Ir realiai, kai kiti sakys, pats nežinai, kad nori tikrai taip. Pats nelabai žinau. Gali sugebėti taip įkalti kreivai. Gal ten yra skilai, paskui ištiesinsim jį. Video gal padarysiu, jeigu kam įdomu. Galėsiu padaryti video, kaip susistatau namą kambašis tas vadinamas, ir po to gaužiukus susistatysiu. Tai viską parodysiu, gal. Bandysim parodyti, jeigu eis suprasti. Dabar čia atrodo 2 elementarų štakietai kelti, bet kai prasidės tų štakietų daug labai, tai bus vėl įdomiau. Tai va tiek, draugai. Žiūrėsim, kaip čia, kas biški būt. Šalt labai laukia, gal eičiau net šiandien pasikrapštyti, atsivežti metienos biški lazerį, gaudyti tos 4 kampus.
Ir po to, kad užim pasiruošti, bet šalta. Vėjas didelis, nemalonu dirbti, čia neverta net manai ir šlapia to labiau. Kai jau nuvažiuosi į namą, kažką ten atsisysiu ant krėslą, įsidėsiu šiltą gerai kavą gersiu. Gerai, draugai, geras kovo 18 visą.